Labą dieną. Šiek tiek apie tokį įdomų dalyką kaip skausmo kūnas. Man kažkaip labai dažnai šitas terminas padeda suprasti žmonės. Tai skausmo kūnas yra toks apibrėžimas, kurį Eckhart Tolle mini, autorius toks knygoje Naujoji žemė. Ir ten yra aprašyta atvejai, kai ypatingai stiprų skausmo kūną turintis asmenys visada kažkaip, ne visada, bet labai dažnai susitrigerina kažkokiose situacijose ir tarsi tokią labai sunkią emociją užneša kitiems žmonėms, arba tą pačią sunkią emociją, kurią jie gyvena. Ir reiškia, kuo didesnis tas skausmo kūnas, kuo stipresnis jis, tuo žmogaus gyvenime daug tokio jausmo negatyvaus, tokio slogaus jausmo. Ir tuo daugiau tų situacijų, kurias reaguojama taip labai aštriai, emocingai. Ir tai reiškia, kad jeigu yra reakcija ir nėra tokio sąmoningumo susistabdyti save, kad man kyla emocija ir įsivardinti, kad aš dabar piktas, tai greičiausiai nepadarysiu gero sprendimo, nes sprendimas bus emocinis, ne? Ir pavyzdžiui, jeigu tai yra konfliktas, tada kažkaip emociškai argumentus savo ten diktuosiu, sakysiu ar kažką bandysiu pasiekti, tai irgi reiškia, tai nebus išmintinga, tai bus greičiausiai destruktyvu. Tai labai dažnai šitas traumų kiekis pas žmogų, jeigu yra didelis, tai daug kas palaiko iš einančių saviugdos keliu, kad tai yra empatiškas žmogus. Tarsi jeigu jis yra jautrus ir jį trigerina daug dalykų, jis laiko save empatišku. Bet iš tikrųjų, turbūt teisingiau būtų vertinti empatiją iš tos pusės, kad jeigu žmogus yra laukiamas įvairiose kompanijose, su juo nori kiti žmonės susitikti, su juo yra gera būti, o čia yra empatiškas žmogus. Su juo visada gerai, jis pakelia kitą žmogų. Nes pats reiškia tiek toksai lengvas, jis gali kitą pakilėti. Ir tiesiog dėl ko pradėjau, sujungiau šitos dalykus, nes tikrai dažnai sutinku žmonių, dabar gal mažiau, anksčiau daugiau, kur tikrai savo jautrumą vadina empatija, bet tai nėra empatija pas juos. Ir kodėl yra negerai, sakykime, taip įvardinti, nes iš tikrųjų geriau yra įvardinti teisybę, nes tada galima dirbti su savo ydom. Ir tikrai geriau kartais išgirsti karčią tiesą, nes tai yra vieta, nuo kurios galima atsispirti ir kažką pradėti daryti. Nes pavyzdžiui, jeigu žmogus priima savo šitą kažkokį jautrumą, negatyvų jautrumą kaip duotybę, kaip dovaną, tai jisai iliuzijų gyvena, jam atrodo, kad čia gerai, iš tikrųjų blogai, realiai žmonės su juo nenori vienam kambarį būti, o jisai save laiko empatišku. Tai iš tikrųjų tai visai ne taip. Ir nuo to momento, kai mes tą skaudžią, tokią karčią tiesą pripažįstam, galim pradėti žiūrėti, kodėl taip yra, kodėl tos traumos. Pavyzdžiui, mane irgi daug trigerina įvairių dalykų ir aš galvoju, kaip su jais dirbti, kaip galima prasidirbti. Aišku, galima eiti pas psichoterapeutus, profesionalios, oficialios pagalbos gauti. Bet irgi tenais yra visokių spąstų. Aš esu žmonių, tikrai ne vieną žinau, kur po psichoterapijų susigadina santykį su tėvais daugelį metų. Pradeda kaltinti tėvus dėl savo vaikystės. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia neprofesionalus psichoterapeutas. Ir tikrai, patikėkit, jų yra daug neprofesionalių, tai tiesiog reikia susirasti profesionalų ir, suprasti, kad nieko kito kaip dėkingumo mes negalim jausti savo tėvam. Nieko kito. Nieko iš vis. Tai čia absurdas yra, kad žmogus norėjo psichoterapijos metu pasigerinti savo kažkaip, pasilengvinti šiek tiek ir gero savo ir kitiem, o iš tikrųjų rezultate ten suspyksta. Nes mama, tu mane labai kažkaip žeminai ar dar kažką darėjai, tai galbūt, bet esmė, kad jai pačiai tada reikėjo pas psichoterapeutą ir suprasti save ir suprasti, dėl ko taip elgiasi ir taip toliau, nes čia ir yra tas skausmo kūnas, kuris aptemdo protą. Ir tada žmogaus elgesys tampa neracionalus.
Nes emocijos visada yra pats blogiausias būdas, sakykime, padaryti sprendimų. Jau nėra blogesnio. Jeigu iš emocijos yra daroma, tai dėl ko? Dėl to, kad nėra racionalumo. Nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus nusiramina, jis bent porą minučių pagalvoja apie situaciją, jis padaro daug kokybiškesnį sprendimą. Iš proto. Iš proto būna daug kokybiškesnis negu iš emocijų. O už protą dar kokybiškesnis sprendimas būna toks intuicijos ir iš širdies. Bet čia jau yra sudėtinga, nes tai susipainiojusi emocija. Tai, čia jau kita tema. Bet sugrįžkim prie to, kad pripažinta tiesa, gal aš neempatiškas, gal aš tiesiog daug traumų turiu ir viskas. Ir tada aš pradedu eiti tuo keliu, kad paleidinėti viską, tas traumas, atleisti žmonėm, rasti savo būdus, kaip tą daryti, susitvarkyti. Nes jeigu aš empatas, bet nuo manęs bėga žmonės ir nenori su manim nei bendrauti, nei nieko, tai nelabai empatas. Tai tiek.